kurie skrenda per mėlyną dangų. Ir tie, kur išdrįsta nuvyti abejonę. Visi jie liepsnodami kyla ir krenta. Tik tam, kad grąžintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Tie, kurie plaukia per vandenyną, net ir tie, kur nuskęs tik pradėję kelionę. Visi jie su saule leidžiasi ir kyla. Važiuojam dabar tropikais ir nėrėm ką tik pro upę tokią. Ar užtemta dykuma? Jo, osime viešbutyje. Nu, nežinau, su vaizdu į dykumą turbūt, ar kažkas panašaus. Tik tam, kad primintų tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai, alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai ir visi pirmi kartai. Pažiūrėkit, kokie nasrai, kokie ūsai, vienas nutrauktas, o kaip siskaniai kvepia, o kaip bėga greitai. Jo kojos mankštintos Rytų Afrikoje. Bet čia kaip laivas. Tie, kurių bėdos įspaustos mėnulį, ir tie, kurie sniego viršūnėm klajoja. Geras, važiuojam Pikatę. Tokiam savotiškam bačkam. Ten mūsų vairuotojai sėdi. Tokiam Afganistane. Panašiai, girdėjau Tarfaja vadinant, bet panašu į Afganistaną. Afrikos Gaudomoj. Va, toks važiuoja. Bet tokia atradimų kelionė šita. Čia nebuvo. Važiavom viskuo ir kūrom, ir dėsi daug vėjom.
visi, kurie pelno troškimo neturi. Tik jie ir suteikia tau tavo svajonę. Jis skrenda kaip vėjas, malūnai ir fėjos, raganų burtai. Vyksta avių iškrovimo darbai. Avis skrenda, upa yra. Alchemikų turtai, jūrų platybės, dangaus begalybės, vaivorykščių vartai.